Analizuodama Šiaulių miesto savivaldybės skolas bankams ir tarybos narių viešus ir privačius interesus, parlamentaras Andrius Šedžius pastebėjo, kad keli tarybos nariai, būdami Šiaulių banko akcininkais, nenusišalino nuo balsavimo sprendžiant komercinius sandorius su šiuo banku. Išeitų rūpinosi savo kaip bendrasavininkų verslo klestėjimu. Šiaulių banko akcininkai yra ir Šiaulių miesto tarybos nariai ir jų yra dabar priskaičiuojama bemaž 5 žmonės. Jie yra atvirai deklaravę, deklaracijos yra viešos, yra deklaravę, kad yra Šiaulių banko akcininkai. Dar blogiau yra tai, kad kai kurie iš tarybos narių yra netgi banko darbuotojai ir buvo sprendžiamas ne kartą Šiaulių miesto taryboje klausimas dėl akcijų pardavimo ir šitie tarybos nariai balsavo, nenusišalino nuo balsavimo. Tai mano galva jie yra supainioję viešuosius privačiuosius interesus. Parlamentaras Andrius Šedžius mano, kad šią informaciją būtina pateikti Vyriausiajai etikos komisijai ir kitoms struktūroms. Esu paruošęs kreipimusis į prokuratūrą ir į specialiųjų tyrimų tarnybą. Laukiu dabar tik tai informacijos iš Šiaulių miesto savivaldybės apie visą istoriją, kaip buvo įsigytos Šiaulių banko akcijos. Nes iš tiesų niekaip negaliu suprasti, kaip galima naudoti viešuosius finansus, mokesčių mokėtojų pinigus ir naudoti ne tam skirtiem tikslam, tai yra užtikrinti tam tikras funkcijas, kurias privalo užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybė, o užsiminėti investicijoms į vertybinius popierius. Nes savivaldybės funkcijose nėra tokio punkto, kur yra numatyta vertybinių popierių įsigijimas, pardavimas, disponavimas vertybiniais popieriais ir taip toliau. Ir būtent vertybiniais popieriais komercinių ūkio subjektų. Savivaldybė, būdama Šiaulių banko akcininkė, jį lepino palankiais sprendimais. Esą skolinosi brangiau nei galėjo pasiskolinti iš kitų bankų. Tai yra švaistė mokesčių mokėtojų pinigus išeitų. Keisčiausia yra tai, kad Šiaulių miesto savivaldybė turi Šiaulių banko akcijų, o skolinasi iš Šiaulių banko, kaip jūs minėjot, bemaž dvigubai brangiau negu iš kitų komercinių bankų. Jeigu paaiškėtų, kad tarybos nariai turintys banko akcijų taryboje balsavo už sprendimus palankius tam pačiam bankui, tai būtų įvardinta kaip viešų ir privačių interesų supainiojimas. Šiems politikams gresia pašalinimas iš rinkiminių sąrašų. Silva Šimkevičienė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios.